Filmą dubliavo aktoriai Baltrūnas, Ivanauskaitė, Kunigiškytė, Ledauskas, Rinkevičiūtė, Dušo mūzos. Trejetas iš Rūgpienių kaimo. Ne taip, dėdė Fiodorai valgai sumuštinį. Tu negerai jį laikai. Reikia laikyti taip, kad dešra pirmiausia pakliūtų ant liežuvio. Tuomet sumuštinis bus skanesnis. Iš kur tu žinai, kad mano vardas dėdė Fiodoras? Aš savo namie visus pažįstu. Aš gyvenu ant aukšto ir viską matau. Mane vadina Katinu Matroskinu, mano pavardė tokia. Dabar mano aukštą remontuoja ir aš neturiu kur gyventi. Dėdė Fiodorai, ar tu tik vieną turėjai sumuštinį, kurį netaip valgiai? Namie dar turiu. Nori? Einam pas mane gyvent. Tavo mama išvys mane. Niekas neišvys. O gal tėtė užstos? Pas mus čia kažkodėl katė dvokia. Puščia dėdė Fiodoras katiną atsitempęs. Na ir kas? Vienas katinas mums nepatrukdys. Tau netrukdys, o man trukdys. Tu pats pagalvok, kokia nauda iš to katino? O kam būtinai reikia naudos? Kokia, pavyzdžiui, nauda iš to paveikslo ant sienos? Iš šito paveikslo labai didelė nauda. Jis užstoja 2 skyles sienoje. Na ir kas? Ir iš katino bus naudos. Jis peles galės gaudyti. Pas mus nėra pelių. O mes užveisim? Jeigu tau šito katino labai reikia, prašom rinktis. Arba jis, arba aš. Nu. Žinoma, aš tave renkuosi. Aš tave jau seniai pažįstu. O šitą katiną pirmą kartą matau. Brangus mano tėveliai, tėtė ir mama, aš jūs labai myliu, bet ir žvėrelius labai mėgstu. O ypač visokias kates? Taip, o jūs man neleidžiate jų turėti. Todėl aš išvykstu į kaimą ir ten gyvensiu. Jūsų sūnus dėdė Fiodoras. Ir katinas. Sveiki! Priimkite ir mane kartu gyvent. Aš jums viską saugosiu. Dar ko? Mes patys neturime kur gyventi. Taigi po metų pas mus atbėg. Kai įsikursime, sustvarkysime. Tu, Matrioskinai, patylėk. Gerą šadą ir niekam netrukdė. Mes geriau sužinosime, ar yra kaime tuščias namelis. Tai yra. Aš jums vieną namą parodysiu. Ten niekas negyvena. Šeimininkai perskėlė į užupį. Ar krosnis ten yra? Užima pusę virtuvės. Na kaip? Ar priimsite mane gyventi? Ar paskui atbėgti? Po pusės metų. Priimsim. 3 bus linksmiau. Kuo tu vardu? Šarikas. Aš paprastas šuo, neveislinis. O mane dėdė Fiodoru vadina. O katiną Matrioskinu. Pavardė tokiam.
Labai malonu. Namas tuščias, gyvenkite, kas norite. Į sveikatą. Ačiū. O tu, berniukino, iš kur čia pas mus kaime atsiradai? Aš niekieno, aš esu berniukas. Niekam nepriklausau. Iš miesto atvykau. Šitaip nebūna, kad vaikai būtų niekieno. Vaikai būtinai turi kieno nors būti. Kodėl nebūna? Aš, pavyzdžiui, katinas. Niekieno katinas. Niekam nepriklausau. Ir aš niekam nepriklausau. O kodėl jūs taip domitės, a? Gal jūs kartais iš milicijos? Ne, aš ne iš milicijos, aš iš pašto. Aš laiškanešys vietinis, Pečkinas. Todėl viską turiu žinoti, nes paštą išnešioju. Jūs, pavyzdžiui, ką užsiprenumeruosite? Aš prenumeruosiu Murzilką. O aš apie medžioklę ką nors. Aš nieko neprenumeruosiu. Pinigas taupysiu. Kodėl mes visą laiką be pieno ar be pieno? Taip ir numirti galima. Reiktų karvę nusipirkti. Reikia. Tik iš kur pinigų paimti. Skolinkim. Iš kaimynų. O kaip atiduosime? Gražinti tai reikės. Gražinsime pienu. Jeigu pieno gražinsime, tai kam tada karvę? Vadinasi, reikia ką nors parduoti. O ką? Ką nors nereikalinga. Norim parduoti, kas nereikalinga. Pirmiausia, reikia nupirkti, kas nereikalingo, mes pinigų neturime. O, Šarikai, tave parduosim. Kaip tai? Mane. Nieko neparduosime. Eisime lobio ieškoti. Valio! O kas yra lobis? Ir kaip aš pats apie lobį nepagalvojau. Dabar tai mes karvę nusipirksim. Ir darže galėsime dirbti. Ir visko turgui nusipirksim. Ir parduotuviai. Mėsą geriau parduotuvėje pirkti. Kodėl? Tenai kaulų daugiau. Valio! Lobis! Atiduok! Atiduok! Kam sakau? Atiduok! Pakliuvai? Šitas paukščiasnapis pavogė mano olimpinį rublį. Jį reikia atiduoti į polikliniką. Bandymams. Negalima jo atiduoti polikliniką. Mes jį perauklėsim ir išmokysim kalbėti. O ką jūs šioje skrynioje vežate? Mes grybauti buvome. Aišku? Žinoma, aišku. Kusgi čia neaiškaus? Jie ir su lagaminais eitų grybauti. Tai tu kaltas. Viską jam leidai, tai ir išpuiko. Jis tiesiog mėgsta žvėrelius. Užtat ir šie kartu su katinu. Reikia, kad namie būtų ir kačių, ir šunų, ir draugų visas būrys. Ir įvairių gaudynių, slėpynių. Tada vaikai niekada nebėgs iš namų. Tada tėvai jums bėgti. Todėl, kad aš ir taip labai pavargstu darbe. Aš vasos galiu žiūrėti televizorių. Ir apskritai tu man savo kvailysčių nepasakok. Geriau sakyk, kaip mums sūnų surasti. Reikia parašyti į laikraštį skelbimą. Kad dingo berniukas. Jį vadina dėdė Fiodoru. Ūgis 1,20 m. Jeigu kas pamatys, tegul mums praneša. Ką mes įveltui čia lesinam? Tegu jis ir naudos duodam. Na, sakyk, kas ten? Kas ten? Sakyk, kas ten? O, tu ką?
Neturi ką veikti. Tu geriau kokią dainą išmokyk. Ar eilėraštį. Dainas aš ir pats moku dainuot. Tik naudos iš jų jokios. O kokia iš tavo? Kas ten? Va tokia. Kokia? Ateis svetimas žmogus, kai namie mūsų nebus. Ir kas? Pradėsi duris belstis. Paukščiukas paklaus, kas ten. Tas kažkas pamanys, kad namie kažkas yra ir nieko jis nevoks. Aišku tau. Kas ten? Kas ten? Valio! Prabilo! Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Na niekas. Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? 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 Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Dingo berniukas. Akys mėlynos, ūgis 1,20 m. Tėvai jo ieško. Kas suras, bus įteikta premija. Dviratis. Neliūdėk, dėdė Fiodorai. Ar maža, ar tokių berniukų? Gal ir nemaža, bet ne už kiekvieną duoda dviratį. Tuojau aš jūsų berniuką išmetuosiu. Mama ir tėtė. Aš gyvenu gerai, tiesiog puikiai. Aš visko turiu. Oi! Mano mama ir tėtė. Gyvenu gerai. Tiesiog puikiai. Visko aš turiu. Turiu savo namą, jis šiltas. Jame vienas kambarys ir virtuvė. Tik be jūsų labai liūdžiu. Ypač vakarais. Sveikata mano nekokia. Tai letenas suka. Tai uodegos nenulaikau. O pastarosiamis dienomis pradėjau šertis. Senas kailis baigėsi, nors namo negrįžk. Už tai naujas kailis bus švarus, švelnus. Taip, kad mano gaurai padidėjo. Viso gero, jūsų sūnus, dėdė Šarikas. Kas jam padidėjo? Gaurai. Jis dabar gali žiemą net ant sniego miegoti. Nieko nesuprantu. Gal mes išpratėjom? Gal mes patys esam gauruoti? Gal irgi ant sniego gali miegoti? Jeigu mes išpartėjame, tai neišsyk abu kartu. Išpartėti galima tik po vieno. Tik gripu visi kartu serga. Sveiki! Aš laiškanešys Pečkinas iš Rūgpienių. Tai jūs dviratį duodate už berniuką? Tai tu kaltas, kad dėdė Fiodoras susirgo. O kodėl aš? Kodėl? Tai tu jį šaltų pienų prigirdai. Dar gyrysi. Štai kokį šaltą pieną mano karvytė duoda. Ir šaldytuvo pirkti nereikia.
Savi. Savi. Tokio oro savi namie sėdi ir televizorių žiūri. Tik svetimi šalaistosi. Neatidarysim durų. Atidarykit. Tai mano tėtė su mama atvažiavo. Matote, ką jie padarė iš jūsų sūnaus? Juos to jau pat reikia nugabenti į polikliniką bandymams. Kur aviečių uogienė? Prašom, štai. Oi, aš net nežinojau, kad katinai tokie protingi. Aš maniau, kad jie tik medžiuose te moka kniaukti. Pamanyk, aš net siuvinėti moku ir mašina irgi. Tu, sūneli, kaip nori, bet mes tave į miestą pasiimsime. Tau priežiūros reikia. Jeigu tu nori su savim pasimti katiną, ar šariką, ar dar ką nors, imk. Mes neprieštarausim. Na, Matrioskinai, ar važiuosi su manim? Važiuočiau, vienas būčiau. O dabar karvė ir ūkis ir atsargų žiemai reikia. O tu, Šarikai? Mes pasiliksim. Tu geriau atvažiuok pas mus. Per atostogas. Ar į svečius sekmadieniais? Stokit! Stokit! Štai, prašom, jums su javas linksimiau. O kas tam? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žurnalą Murzilka. Oi, kaip nemalonu. Mes visiškai užmiršom Pečkiną. Ir gerai. Jis labai nemandagus. Atleiskite, kodėl aš buvau nemandagus? Todėl, kad neturėjau dviračio. O dabar aš būsiu mandagus, geras, kokį nors žvėrelį auginsiu, kad linksmiau gyventi. Grįžti namo, o jis tavim džiaugiasi. Atvažiuokite pas mus į Rūgpienius. Įgarsinta Switched įrašų studijoje.